Sveiki visi. Ir šiandien mes toliau tęsiam savo išlikimą. Buvom mirę ir viską praradom. Nu, ne viską, čia, žinot, liko greitai mūsų aitemą, bet tą ironą atkasiau po truputėlį atsistatinėjau. Ir po truputėlį mes sugebėjom viską susitvarkyti. Na, kai gauti didelį dalį aitemų, bet ironą tikrai nebeturim tiek, kiek turėjom. Čia tik rizė mums rimtai. Praradom, sakau, ironą daug. Ir manau, mes dar pasigaminsim tiesiog dėl brolį tik tai batus. Tada turim kardą, turim viską. Aišku, nesame ir tokie rūbai. Bet kažkaip taip atrodo. Nieko gero nėra, bet... Nu, ir aš manau, sėdalėmės, aš norėčiau pagal viską persikelti gyventi ten. Tiesiog prisikasti visokiausių pilną akmenų ir padaryti tokį kaip milžinišką šventyklą. Nu, tai, matys kur, va štai. Va štai ten, kur yra tas medynas. Nuo čia iki čia, tai, nu, kažkur tiek. Ir mes taip blantinį kiek nesytinam ir aš manyčiau, kokie ten dabar padaryti. Tai aišku, žiūrėjau nuobodus ir žiūrėti ir stovėti kaip aš viską darinėjau. Tai dėl to truputėlį dar prasuksime kitos vietos, kur... Na, žinot. Aš jau būsiu prisirinkęs aitemų visokiausių, šventyklos tai pradžiai pasikonstrukcijai. Nu tai gerai. Oi. Tuoj grįšim. Sveiki visi. Ir mes vėl truputėlį grįžtam, mes dar nieko nesam pastatę. Matote, ten ar pusė, tai kaip pasikirtau. Ir mes jau turim, manau, pakankamai aitemų. Čia dar kepą ten gamino, bet... Matot? Čia tie tokie, o čia tokie. Aišku, man bus tokių, tai aš suprantu. Nu, jeigu ką, tai dar čia kepa. Tai, nu, tai mes jau čia kepam viskai dabar, manau, nu matot, dabar čia matau didelę statysiu, paskui čia, manau, ateity bus per visą šitą tokia šventyklą, bet dabar bus nuo šito kažkur iki šito, va, tai jau rožė. Ar ne? Nu, tiesiog. Tai įsivaizduoju. Dabar vėl stabdom ir jau tikrai dabar bus pastatyti. Sveiki visi, mes tęsime viską ir, žinokite, jums parodo, kad aš tiesiog paspaudžiu mygtuką. O iš tikrųjų, tai gal dirbau bent jau kad valandos pusę tikrai. Dar rinkau aitemų žodžius, čia tai tikrai. Aš tą taip pat lengvai visai pastačiau, aišku, ten zombiai puolė, buvau miręs. Ir, nu ką, bet liet, aišku, pastatas dar neįrengtas, tik tai kažkoks urvas, tikras urvas, nieko daugiau nėra. Kai matote, va, čia būtų mano vizija, kad vat šitas visas daiktas paskui būtų tokia va šventykla, truputėlį būtų, dar kažkur mano, pavyzdžiui, vat šitas magiliuko statulos. Nu, statulos, tokia va magiliuko, būtent tokia. Ir tokia akmens ir taip. Kas čia balta, o ten kur mėlyna ir toliau tai būtų tas toks, ne, akmuo, ai ne, būtų akmuo, aha, kur toks mėlynas ir toliau, tas toks akmuo ir, aš tiesiog čia, aišku, tada gal truputėlį nubodoka, galime įti ir vidą, aišku, bet, palaukit, kol nenumeriau. O dieve. Eisim. Ir viduje čia mūsų paliniai ir dabar viduje nieko nėra. Yra tik urvas. Aš tai ultingiau, kad atrodo, tarsi čia būtų sujungta su kalnu, nors čia buvo, aš yra kalnas taisiau. Bet kaip matys, yra absoliutus dykynė. Bus paskui čia bus gražus namas, čia bus duris. Matėte tokias kolonas brangios. Na, ne brangios. Jau matėte. Iš tikrųjų per daug aitemų prisirašiau. Aišku, bus gerai, paskui čia bus dar blogiau. Paskui čia bus statula per viduriuką.
Bet neįsivaizduoju dabar. Įsivaizduoju, bus tose vietose vilksi, tai tiesiai varys. O šį yra žiauriai trumpas video, aš tą suprantu. Omega gal netgi trumpas. O dar gavau Enderperlą. Nu, pabaigos sakė, ar kaip. Tai tokį, nudėjau Endermeną. Matom, mes čia viską turim, tų daiktų irgi turim pakankamai, žodžiu. Manau, greitai gal jau kitą epizodą bus susitvarkęs aš tą namelį, nes tikrai gal nuobodu. Ir dar paliau tokį trumpą darbą, rašykite į komentarus, bent jau kažką rašykite, ar jums patinka ar ne. Na ir aš manau, kaip paaiškinti. Mes baigtumėm savo mini videoką, palaukite, aš man parodyti, kokius tas pasiekimus. O Dieve, neturiu aš jokių pasiekimų. Gal mums jau nereikia. O kas yra ta statistika, aš pasiskantu. Ir žinot ką? Aš manau, viso gero šitas epizodas baigiamas, aš jis labai trumpas. Aš tiesiog kalbėjau, sustabdžiau, parodau ir viskas. Na, ką jau padarysiu, trumpas tai trumpas.